Sveiki, šiandien Veritas Ana akmens galerijoje svečiuojasi virtuvės šefai be sienų organizacijos ambasadorius Lietuvoje, virtuvės šefas Evaldas Žaliukas. Evaldai, kągi šiandien jūs pas mus nuvykėte? Veritas Ana žinau jau ko gero nuo pirmų įsikūrimo dienų ir tas bendradarbiavimas vyksta jau ne vieneri metai. Šiandien mes turėjom antras kūrybinės virtuvės ir tai suteikia savotiško žavesio, kai būtent gaminama yra tose patalpose, toje vietoje, kur šitie gaminiai visi ir atsiranda, ir leidžia išlaisvinti fantaziją ir padaryti gal kai kurių dalykų, kurių nedarai kasdieninėje virtuvėje. Šiandien mes darėm keletą patiekalų ir buvo tikslas išsibandyti tam akmeniui, duoti gal ekstremalesnius apkrovimus, pasižiūrėti, kaip jisai reaguoja į daržovių sultis, ar nekeičia spalvos, ar nelieka peilio įbrėžimų ir visą tai per patiekalus, gaminant patiekalus mes ir išbandėm. Ir iš tikrųjų tas akmuo jisai gavo gerokai ekstremalesnės apkrovas ir negu šiaip kasdieniam gyvenime, tai grubiai tariant mes jį visai bandėm sugadinti ir mums nepavyko. Evaldai, ar turite mėgstamą akmens tipą, kurį pats dažniausiai renkatės virtuvėje ar gaminant savo kažkokius kulinarinius šedevrus? Iš tiesų man labai patinka Veritas Ana marmuras, nes labai prabangus raštai, labai gražios spalvos, kas maistą atspindi ir daro jį ryškesnį, pabrėžia ir taip toliau. Tai įpareigoja nedaryti klaidų, nes visada ant tokio paviršiaus visą tai matoma yra geriau. O kadangi man patinka maistą gaminti šiek tiek netradiciniais būdais, tai turiu tokių mylimų plokščių, kurias naudoju kaip kepimo paviršių ir gali tiesiog nebūtinai ant grilius pasidėti, bet netgi ant laužo, ant žarijų, jisai kaista, akumuliuoja šilumą ir ant jo galima puikiai kepti. Tai temperatūras tikrai atlaiko labai aukštas, gerai prisižiūri, gerai nusivalo ir turiu marmurinę plokštę, kuri man jau tarnauja 8 metai, jinai gavusi tiek streso ir atrodo kaip nauja. Dėkoju visos Veritas Ana komandos vardu ir iki kitų pasimatymų.